važiuojame naują kelionę. Nenorit? Blogai, vis tiek važiuojame. Šiandien esame Raseinių rajone. Pravažiavome neseniai gražų į Ąžuolą, kurio nelankėm, ir judam toliau Miškovežių keliuko link. Paskui mane važiuoja Suzuki Grand Vitara, smarkiai keltas, turėtų padėti, jeigu strigsiu. Esu vieną kartą čia jau buvęs, vieną kartą strigau. Bandysim šį kartą prašokti sėkmingiau. Kol kas labai lengva. Šiais metais viskas išdžiūvė ir provėžos visos sutvarkytos. Taip kad judam iš lėto ir lengvai. Žemai kabantis diferencialai užkibo purvo baloje. Truputį per daug pasitikėjimo savimi, per mažai greičio ir įstrigti galim visi. Visa laimė priekyje kabo veikianti gervė, neturėčiau ilgai užsibūti. O va Suzukis neturi tokių problemų kaip Fordas. Labai padeda nepriklausoma važiuoklė priekyje, kurią paaukštinus prošvaista tampa labai didelė. Kartais labai sunku grįžti iš miško kelio į žvyrkelį, nes žmonės juos užstato. Bandysim lėtai, niekam nekliudydami išvažiuoti. Svarbiausia nekliudyti raudonos stovės. Trumpas sustojimas Lyduvėnuose. Aplankome ilgiausią 599 metrų ilgio bei aukščiausią 42 metrų aukščio traukinių tiltą, nutiestą per Dubysą ir jos slėnį. Lyduvėnų tiltas pastatytas 1918 metais ir naudojamas iki dabar su kelių metų pertrauka, kai buvo truputį susprogdintas, bet po keletos metų atstatytas. Patiems susidėliojus maršrutą kartais tenka ir apsisukti. Patogu, kai droną galima panaudoti vietoj galinio vaizdo kameros. Leidžiamės nuokalnį į Dubysos slėnį.
bet keliukas toks status ir išplautas, kad būtų nusikaltimas neapsisukti ir pabandyti užkilti šiuo nelygiu paviršiumi. Jei molėtas keliukas būtų dar ir šlapias, užkilimas gerokai pasunkėtų. Manau, kad reikės pakartoti šį maršrutą vėlyvų rudenį po lietingų dienų. Brastos mano mėgstamiausios. Tai vienintelis būdas legaliai pervažiuoti upę. Visą laimę ūkininkai vis dar jas naudoja ir kartais su traktoriais turi pervažiuoti savo didelę techniką ir jos yra vis dar paliktos. Naudojimui. Labai gražu. Metai labai sausi, upės labai negilios, be streso bus galima pravažiuoti. Kelyje jau esame kelias valandas. Pats laikas sustoti, pailsėti ir išsikepti pietus. Tam puikiai tinka mini poilsiavietė prie Kražantės su laužaviete. Pailsėjome, pasistiprinome ir važiuojame toliau perdžiūvusiais paupio keliukais. Pagaliau įvažiuojame į mišką, kuriame bus pavėsis ir šimtai kraujasiurbių. Bent jau karštis taip stipriai nekankins ir keliukai turėtų būti gerokai šlapesni. Pasiekėme paskutinę šiandienos kliūtį. Apleistas ir klampus miško keliukas, kuriame dar ir akmenų netrūksta. Reikės važiuoti neskubant, bet didesnių problemų neturėtų kilti, nes ši vasara labai sausa.
reikalą bijoja. O keliuko pabaiga pateikė siurprizą. Čia turėjo būti pusės metro gylio miškovežio provėžos, bet radome naujai sutvarkytą kelią. Tokio dalyko miške dar neteko matyti. Kelionė baigėsi. Viskas sėkmingai. Įklimpom tik vieną kartą ir tai tik aš. Pro miško keliukus visur pravažiavom. Paskutinė atkarpa buvo labai įdomi. Pirmą kartą teko važiuoti šviežiai sutvarkytų keliuku, kurį buvo išniokoję miškovežiai. Tai galvojau, kad niekas tų keliukų netvarko, bet pasirodo kai kuriuos sutvarko. Tai nice, tas patiko. O šiam kartui tiek. Ate?